Bendros problemos. Tai tiek butai, tiek namai, tiek sena, tiek nauja statyba tikrai turi bendrų problemų ir aš jas perbėgsiu, apžvelgsiu, kaip jas spręsti, kad jums ateityje būtų paprasčiau, o kai jums jau paprasčiau žinot, kaip spręsti problemas, tada jos nebetampa problemomis, nes viskas yra aišku, paprasta ir žinot, kur kreiptis. Tad dėl to jums bus paprasčiau dėrėtis ir nusipirkti namus, kurių jūs norit. Pelėsis yra viena didesnių problemų, bet jį galima panaikinti arba sumažinti. Pelėsis atsiranda dėl to, nes bute arba name yra drėgmės, kuri niekur neišeina. Vadinasi, reikia arba drėgmės surinkėjo, arba galima statyti mini rekuperatorių, kuris ištraukia drėgmę ir tiesiog oras cirkuliuoja. Jeigu namas didesnis, galimai reikės kelių arba reikės visos rekuperacinės sistemos, bet tikrai viską galima pasidaryti bei galima pripurkščių purškaliukų, pasikviesti specialistus ir tikrai pelėsį galima išnaikinti. Bet jeigu yra skilus siena, sakykime, matosi ir iš lauko, ir iš vidaus, kad yra didelis trukimas, tada pelėsio remontas gali atsėti visai nemažai. Tad tokio varianto siūlau nesirinkti. Bet jeigu, sakykime, bute, senos statybos daugiabutis arba naujesnės, visiškai nesvarbu, yra šiek tiek pelėsio, jaučiasi tokios drėgmės, tikrai galima statyti mini rekuperatorių, jis kainuoja apie 1500 eurų, galima rasti ir pigesnių, tai tą problemą išsprendžia ir taip pat galima pasistatyti drėgmės surinkėją. Tai variantų yra. Dabar kur to pelėsio ieškoti? Kartais būna pardavėjai paslėpia arba bando slėpti pelėsį, tai matysis biški pajuodavimas, jeigu bus uždažytas pelėsis, vis tiek dažniausiai neuždažo taip gerai, matysis, kad ant kažko juodo užteptas dažas arba atsidarius langą, matosi ant lango rėmų, nes ką padaro pardavėjai kartais, nuvalo viską iš vidaus, bet iš išorės nepažiūri, tai lango viduj atsidarius kampuose galite pažiūrėti. Jeigu yra pajuodavimas, reikia pasižiūrėti, ar nusivalo, o jeigu nenusivalo, tai greičiausiai bus pelėsis ir galimai reikės langus pasikeisti. Dėl mini rekuperatoriaus. Tai reikia pasižiūrėti, ar galima į lauko sieną gręžti skylę. Tai jums pasakys namo administratorius, jeigu tai naujesnė statyba galimai gali neleisti, bet būtinai pasibendraukit su namo administratorium, paprašykit pardavėjų jo numerio, tad galėsit pasišnekėti, pasižiūrėti, ką galima padaryti ir ko negalima. Jeigu žiūrit būstą, kuris yra kultūros paveldo teritorijoje, galimai to padaryti negalėsit. Kita problema yra kvapai. Jeigu matot, kad yra gyvūnų, tai beveik 100% bus taip, kad kai nusipirksit ir įsikelsit, kažkas pradės mirdėti. Tai iš karto reikia omeny, kad reikės pasikeisti ir baldus, užuolaidas, kilimus, gal net sienas persidažyti ar tapetus nusilupti. Tai turėkite omeny, kad jeigu matot gyvūnus, tai yra tokia raudona vėliavėlė, kad galimai reikės viską perdaryti. Aišku, jeigu tai yra namas naujas, fainas, gražus, savininkai tvarkingi, užuolaidos nenudraskytos, tai gali būti, kad viskas bus gerai, bet jau turėkit savo minti, kad gali būti, jog reikės viską perdaryti. Tad dėl šito dalyko labai pasigalvokit ir pasižiūrėkit, ir jeigu bet koks kvapas yra namuose, galimai jį reikės naikinti, nes taip paprastai jisai nedings. Remontas ir įrengimas. Tai nesvarbu, ar jūs perkat naują statybą, ar perkat butą, kuris liaudiškai vadinamas sprogęs, tai reikės įrengti per naują. Įrengimas gali kainuoti nuo 400 eurų už kvadratinį metrą, neskaičiuojant baldų, neskaičiuojant virtuvinio, tai iškart pasiskaičiuokit, kiek jums reikės investicijų, kad įsirengtumėt ir dar plus baldai. Aišku, galite pasidaryti ir paprastesnį remontą, persidažyti sienas, pasikeisti šviestuvus, rozetės, pakeisti užuolaidas, baldus, išmesti senus kilimus ir pasidaryti giluminį valymą, bei galite namus išsiozonuoti. Tai suteiks tokio biškį naujumo ir švarumo ir nekainuos tiek brangiai, kiek visiškai naujas remontas. Tad nebijokit nusipirkti prasčiau atrodančio objekto, nes tikrai gali daiktai išsimesti ir viskas atrodys visiškai kitaip, kai seni daiktai išeis ir jūs išvalysit pilnai ir įsinešit savo daiktus. Jeigu jums vieta tinka, viskas gerai, bet tas butas taip nelabai fainas, viskas gerai. Ateisit, viską nuplėšit ir pasidarysit savaip. Kita problema yra įtrūkimai. Jeigu eina įtrūkimas per visą namą ir, sakykime, matosi plytos ir
per vidurį plytos eina įtrūkimas ir per pamatą, tai jau tokio namo nesirinkit, nes čia gali būti problema, gali būti, kad jau viduje kažkur pelyje, jau praeina vanduo ir turėsit problemų, tai tokio siūlyčiau nesirinkti, nebent tą namą perkat, tiksliau objektą jau gal perkat daugiau dėl to, kad jį nugriauti ir statyti naują, tada viskas ok. Bet šitą turėkite omeny, jeigu iš vidaus matosi įtrūkimai ar bute, ar name, reikia pasižiūrėti kur. Pabelskite į sieną, jeigu siena tuščia, tai galimai tiesiog gipso sieną suvaikščius, sakykime, nekokybiškai buvo padarytas remontas, tai viskas ok, čia tiesiog paviršinis sluoksnis ir dėl to nebijokit, vis tiek darysit, jeigu remontą ar persidažysit, tai tas įtrūkimas dings ir dėl to pergyventi nereikia. Nelygios sienos ir grindys. Jeigu yra nelygios grindys ir jos banguoja ir norit jau čia atsinešti banglentę, tai žinokit, yra labai blogai, nes grindis išsilyginti kainuos bent 5, 7 ar net daugiau tūkstančių eurų, tai labai reikia atidžiai pasižiūrėti ir įsivertinti. Kitas dalykas yra nelygios sienos. O, matom kaip čia. Čionais irgi jau yra šiokių tokių nelygumų. Ir jeigu darant remontą, lyginant visą paviršių, taip pačiai kainuos papildomai, aišku, ne tiek, kiek kainuos pasidaryti grindis, bet tai irgi bus papildoma investicija, tad turėkite omenyje, kad reikės dar atsidėti šiek tiek daugiau pinigų prie remonto. Elektra. Kartais su elektra irgi būna problemų, aišku, daugiau jeigu perkat namus, nes senesniuose namuose būna 3 kW galios. Vadinasi, jums net neužteks šilumos siurbliui, jeigu namas yra didesnis negu 90 kvadratų, vien šilumos siurblys 7-9 kW elektros. Tai iš karto reikėtų įsijungti ESO, nueiti į jūsų svetainę ir pasižiūrėti, kiek kainuos galios pakilimas, galite net tiesiog ir pasiskambinti, pasižiūrėti. Butuose problema kokia būna, kad žmonės arba investuotojai nori parduoti seną butą kaip už naują, jį tik perdažė ir sudėjo naujus šviestuvus. Tai jeigu atrodo butas geras, fainas, šviesus, pasižiūrėkit į elektros instaliaciją, ar tikrai yra jinai pakeista, ar atnaujinta, galite pasiklausti pačio pardavėjo. Ir kaip pamatyti seną instaliaciją, tai tiesiog pasižiūrėti, kur yra rozetės, ar rozetės yra ten pat, kur yra pas jūsų močiutę ar pas jūsų draugo močiutę, gal patys augot senam bute. Ir jeigu yra jungtukai tose pačiose vietose, viskas atrodo taip pačiai, tik tai biški švariau, gražiau ir šviesiau, tai žinokit, kad bus sena instaliacija. Aišku, dėl to nebūtinai kils didelės problemos, bet jeigu jau perkat butą kaip naują, tai norėtųsi, kad viskas būtų pakeista ir sutvarkyta. Santechnika kainuoja daugiausiai, tad reikėtų pasižiūrėti, ar tikrai yra atnaujinti vamzdžiai. Atnaujintus vamzdžius matysit iš to, kad jie bus švarūs, tvarkingi ir viskas bus gražu. Jeigu bute, name yra seni vamzdžiai, senas tualetas, sena vonia, senas dušas, galite pasižiūrėti ir po vonia, už vonios, už dušo. Jeigu visur matosi seni, aprūdiję vamzdžiai, žinokit, kad juos reikės keisti ir tai bus visai nemaža investicija. Kitas dalykas su nauja statyba, tai naujoje statyboje nepamatysit, bet su nauja statyba kas yra svarbiausia, kad statytojas būtų geras. Ką reiškia geras? Tai, kad reaguoja į problemas ir jas sprendžia, bet apie tai vėliau. Parkavimas ir papildomos patalpos. Jeigu jums sako, kad bus parkavimas, ar yra jau prie buto parkavimas, tai žinokit, kad turi būti parašyta, nurodytas sklypo plane, sklypo dalis ir jums turi būti tie dokumentai parodyti ir išaiškinti. Kartais senesnės statybos butuose būna bendrijos raštas ar administratoriaus kito raštas, kad yra priskirta vieta tam ir tam butui, vietos numeris toks.